Tai sveiki dar kartą visi, kurie šiandien prisijungėte prie mūsų seminaro internetu. Ir šiandien tęsime Smart Money Concept institucinės prekybos temą ir kalbame apie Smart Money Concept institucinės prekybos principus. Tai yra antra seminaro internetu dalis. Jeigu praleidote pirmą dalį, tai čia viršuje, žiūrėdami vaizdo įrašą, matysite YouTube kanale nuorodą, tai pasižiūrėkite pirmą dalį. Šiandien su jumis esu aš, Arnoldas Stragis, Admirals Europe Ltd. Lietuvos filialo vadovas ir su manim šiandien yra Augustinas. Taigi, prieš pradedančio šį seminarą, ir jeigu žiūrite šio seminaro interneto vaizdo įrašą, būtinai sustabdykite šią skaidrę ir susipažinkite su įspėjimu apie riziką. Taigi, trumpai apie Admirals. Admirals yra patikimas ir reguliuojamas finansų centras. Savo klientam teikime platų finansinių instrumentų pasirinkimą iš daugiau nei 8000 instrumentų ir Lietuvoje su savo klientais bendravome lietuvių kalba ir stengiamės dalintis žiniomis, informacija ir švietimo ištekliais, kad įgytumėt daugiau prekybos patirties. Teikiame pagrįstų spredų patirtį ir mūsų prekiautojai naudojasi populiariausiamis pasaulyje prekybos platformomis, tai yra MetaTrader 4 ir MetaTrader 5. Ir Admirals aplikacijoje, mobilioje programėlėje arba planšetėje galite labai paprastai stebėti, kas vyksta šiuo metu rinkose. Ir tikrai labai patogus įrankis, jeigu norite pasižiūrėti, kas šiuo metu vyksta. Su Admirals jūs galite prekiauti ir teikiame daugiau nei 4000 instrumentų CFD prekybai, tai akcijų CFD tokios kaip Apple, Tesla, Netflix, valiutų poromis, žaliavomis, indeksais, ETF-ais. Na ir Supreme Edition yra skirtas papildinys būtent MetaTraderiui ir su juo galima labai paprastai atlikti paprastus veiksmus ir tai palengvina iš tikrųjų prekybą, taip pat teikiame virtualaus privataus serverio paslaugą ir stereo traderį. Na ir su Admirals galite investuoti į akcijas ir ETF iš daugiau nei 4500 instrumentų iš 15 didžiausių pasaulio biržų. Priimkite pagrįstus sprendimus, žinokite, kaip investuoti, naudodamiesi daugybę nemokamų mokamųjų išteklių, tokių kaip straipsniai, video įrašai ir Admirals Lietuva YouTube kanale kelta labai daug informacijos. Pradėkite nuo mažų sumų ir pradėkite investuoti vos nuo 1 euro. Na, o Investamte 5 prekybinėje sąskaitoje yra automatinio investavimo planas, kuomet pasirinkta suma kiekvieną mėnesį yra investuojama į pasirinktus akcijas arba ETFs. Na ir mūsų klientai naudojasi, kaip ir minėjau, MetaTrader 4, MetaTrader 5 populiariausiamis pasaulyje prekybos platformomis. Supreme Edition yra papildinys skirtas 4 ir 5 MetaTraderiui. MetaTrader WebTrader prekyba interneto naršyklės lange, nieko nereikia siūsti, nieko nereikia įdėkti, tiesiog prisijungus prie savo dashboard arba būsio prekiautojo kabineto galite labai paprastai analizuoti grafikus ir prekiauti būtent interneto naršyklės lange. Stereo Trader yra daugybė būdų, kaip padidinti savo prekybos efektyvumą, tai yra irgi papildinys skirtas MetaTraderiui, tai yra labai aktyviem prekiautojams skirtos funkcijos ir tai išplečia prekybos efektyvumą. VPAS ir Parallels for Mac skirtas Mac OS naudotojams. Ir tam pačiame dashboard'e buvusiam prekiautojo kabinete galite pasižiūrėti ir pasidomėti detaliau premium analitikos skyriumi, kuriame pateikiami populiariausi naujienų straipsniai, apklausos, ekonominės naujienos ir palyginimai, būsimi ekonominiai įvykiai, pasidomėjimo sričių atnaujinimai, rinkos apžvalga, vietinės nuomonės, na ir labai daug naudingos informacijos apie tai, kas šiuo metu vyksta rinkose. Ir Admirals teikia edukacinį turinį savo pradedantiesiems ir esamiems klientams, nuo pradedančiųjų vidutinių iki pažengusių. Turime įvairių seminarų internetu. Na, ačiū visiems šiandien, kurie prisijungėte prie šio seminaro internetu, kada kalbame apie Smart Money Concept. Taip pat turime daugybę straipsnių švietimo skiltyje, organizuojame seminarus internetu, turime pradedantiesiems skirtą seminarų internetų ciklą nuo vasario iki berods balandžio pradžios. Tikrai turime tų pradedančių lygio temų, bet kartais gerai yra atnaujinti savo žinias. Na ir po šio seminaro, kada siųsiu šio seminaro internetu vaizdo įrašą, tikrai pasidalinsiu nuorodomis į mūsų planuojamus ir artimiausius renginius internetu. Taip pat turime elektroninės knygas ir organizuojame laikas nuo laiko gyvus seminarus. Tai kaip ir kalbėjau, Admirals mobilioji aplikacija, kurią galite parsisiųsti iš Apple Store, Google Play ar Apple Gallery ir tai yra visiškai nemokama, viskas vienoje vietoje, viskas labai patogu.
Ir jeigu esate patenkinti Admirals teikiamomis paslaugomis, palikite būtinai atsiliepimą apie mus Trustpilot interneto svetainėje, būtume labai dėkingi. Jie yra galimi ir lietuvių kalba, nereikia laužyti galvos ir kartais liežuvio, ką norime parašyti anglų kalba, tai galime rašyti atsiliepimą ir lietuvių kalba. Tai šio seminaro internetu vaizdo įrašą, kada siūsiu, įdėsiu nuorodą į Trustpilot ir būsime dėkingi už jūsų atsiliepimą. Na ir trumpai pristatysiu mano kolegą Augustiną, kuris pristatys Smart Money Concept antrą dalį, nes jisai buvo pirmos dalies irgi vedėjas. Tai Augustinas tikrai turi labai didelę patirtį ir yra išbandęs begalę įvairių priekybos strategijų, sistemų, na, ir neišimtis yra Smart Money Concept. Ir manau, kad Augustinai, tai atiduodu žodį tau. Ir jeigu turite klausimų, tikrai rašykite drąsiai į čatą ir pasistengsime atsakyti jūsų klausimus čato metu, pokalbio metu. Gerai, tada trumpai. Šiandieną bandysim aptarti order blokus ir dar kelis kaip ir reikalingus iš Smart Money koncepto informacijos variantus. Ir order blokai tai yra sandorių blokas, kuris yra naudojamas kaip atspirties taškas kainai judant. Turim viršūnę ir jisai brėžiamas nuo aukščiausios žvakės, nuo viršūnės, priešingos negu kintanti yra kryptis viršaus ir apačios. Iš apatinės dalies, kada yra apačia, mes naudojame irgi priešingą žvakę ir ją paminam visą su viku, tai yra su lietuviškai, neatsimenu kaip, visą žvakę ir pažymėme šitą zoną. Ir čia matosi iš viršūnės, kur buvo viršui, neturime jokių šitoje vietoje kainų atšokimų, bet prieš tai buvęs kaina ir matosi kaina pasiekė, atšoko. Kaina pramušė, čia buvo liquidity grab, ta prasme likvidumo paėmimas, tada kaina grįžo, atšoko ir stengiasi eiti žemyn. Vėl bando grįžti, nepasiseka ir eina žemyn. Ir iš kelimo pusės, kada paimam order bloką iš apačios, tai matome, kad kaina vėl atšoko ir toliau eina viršų. Čia buvo pasipriešinimas, vėl bando į viršų ir atšoko ir ten matysime pati struktūra tos paties grafiko. Grįžta, atšoka. Vikai iš tikrųjų, tai jie nesiskaito kaip ir labai reikšmingi dalykai, kada pramuša, tai yra tiesiog likvidumo arba kaip dauguma mentorių vadina stop lossų paėmimas. Pasiekia, uždaro sulaikytus stop lossus ir kaina juda į priekį. Lygiai tas pats buvo čia. Viršūnė pasiekė, susirinko visus tai, kas tenai buvo, laikė stop lossus arba tik profitus šiuo atveju ir kaina leidosi. Tiesiog susirinko likvidumo, kurio užteko, kad kaina toliau judėtų priešingą kryptim. Galima taip įvardinti. Reikia tas pas ir čia, susirinko, grįžo. Čia buvo mažai likvidumo, bet prie šitos struktūros irgi turim order bloką, atšoko ir ėjo žemyn. Truputį sustabdysiu šiek tiek, matau klausimą vieną čia ir man truputį klausimų irgi iš karto kilo apie order blokus. Klausimas iš čato yra, koks yra time frame'as. Time frame'as, aš matau, čia yra M1, bet čia yra pavyzdys, kad suprasti iš tikrųjų ganėtinai geras pavyzdys. Ačiū tau, Augustinai, kuris skiria laiko ir parinko šitą pavyzdį, kad galima būtų parodyti, kaip tie
kaip tos zonos, kaip tie order blokai atrodo. Manau, atsakiau į jūsų klausimą iš čato. Ir tada, Augustinai, tau klausimas, kokie kriterijai yra privalomi, kad order blokas būtų laikomas validžiu, nu, kad jis būtų galiojantis, kokiais kriterijais remiantis mes atpažįstame tuos order blokus. Order blokas privalo būti viršūnėje arba jį turi patvirtinti kitą kainą. Daleiskim, va šitą atšokimas nuo šitos zonos patvirtina, kad tai buvo order blokas ir atšoko. Tai galima skaityti, kad šitas yra validus ir kuo daugiau atšoka nuo jo, tuo jisai stipresnis. Vadinasi, galima skaityti kaip iškrito truputį kaip zona arba pasipriešinimų linija, tiesiog platesnė ir ją galima taip tiesiog užskaityti. Dėl time frame čia parinkau būtent M1, nes tiesiog daugiau kainos svyravimo, o iš tikrųjų galima order blokus piešti ant bet kurio time frame, įskaitant ir valandinio, įskaitant ir ant dieninio ar savaitinio. Jie turi tiesiog tendenciją laikytis pasipriešinimų ir šitų zonų tiesiog. Ir iš tikrųjų ir Wall Streetas, ir kiti investuotojai, ir patys prekiautojai irgi naudojasi kaip tiesiog matyti, ar kaina pasikeitė kryptis ar ne. Nes jeigu pramuša šitą, mes žiūrime apačioj kainos, ar buvo kažkokia likvidumo zona, kur kaina toliau norėtų eiti tiesiog užpildyti. Jeigu ne, tada tiesiog žiūri, ką galima pasakyti, dėl ko nukrito, gal naujienos, gal vis tik tai kaina turėtų grįžti. Ir šiuo atveju tai yra spekuliavimas, bet turint omeny tai, ką mes matome kainos judėjimą. Kainos judėjimas yra gerai tuo, kad tu gali matyti, kaip kaina juda ir pačią struktūrą, trajektoriją, kas įvyko, kokie įvykiai buvo. Matome, kad kiekviena kaina, skaitant ir VIX, kiekviena žvakė labiau, turi savo istoriją. Ir nesvarbu, kokį time frame imsi, galima sumažinti iki mikrosekundės, bet ji yra įrašas, tai kas vyko per tą minutę, per tą time frame ir būtent tas grįžimas, tiesiog ta zona, tas pats kaip karo lauke, grįžta į karo lauką ir tu matai, kad ten buvo kažkas išsaugota, kažkas palikta ir kaina tiesiog apsistoja trumpam ir arba eina į vieną pusę, arba eina į kitą. Bet tos zonos tiesiog užlaiko tą kainą ir duoda apsispręsti. Supratau. Ir dabar žiūrint į šitą pavyzdį, toksai kyla klausimas, ar order block visada turi būti prieš stiprų impulsą, ar yra kažkokių išimčių? Impulsas nėra privalomas, daleiskim, čia jo beveik nebuvo, bet tiesiog tai buvo viršūnė, swingas, ir jisai automatiškai leido suprasti, kad aukščiau šitos kaina turi tendenciją eiti į viršų. Bet jį liko order blokė, nesvarbu, kas čia vyksta toliau. Šitą mes ignoruojam, galime pasižiūrėti čia viršūnė ir čia, čia pačia, čia yra viršūnė. Galima žiūrėti, kaip kaina reaguoja. Jeigu matome, kad čia buvo pilna žvakė užsidengusi be VIX, žvakės tiesiog visas tas kūnas išėjęs iš tos zonos, mes galime tikėtis, kad kaina eis žemyn. Ir kalbant apie tai, order blokas yra labai naudingas dalykas, jeigu ir kaip dauguma naudoja stop lossus. Stop lossas turi būti ne order bloko viduje, o turi arba viršui, arba pačioj būti. Ir turint omeny, kad dabar turim stop order bloką čia, ir čia daug triukšmo, stop lossas turėtų būti viršui ir mes tikimės eiti į apačią. Supratau. Iš tikrųjų, irgi analizuojant šitą patį pavyzdį, klausimas yra tada sekantis, kaip būtų galima atskirti tą institucinį order bloką, ne? Tas smart money concept yra pagristas instituciniais prekiautojais, kaip galima būtų atskirti tą tikrai institucinį order block nuo paprasčiausios konsolidacijos.
geriausia atskirti, kadangi institucijos prekiauja, tai ta patvirtinimo zona yra labai dažnai patvirtinta, daleiskim, vat kaip šita, čia buvo pramušta, bet turint omeny, kad vėl grįžo ir patvirtino, mes jau galime skaityti, kad čia yra rimta zona ir sekantis patvirtinimas, tai kad net tiesiog vikas pasiekė. Mhm. Stoplosas čia, tai profitas būtent žemumoj. Ir kuo daugiau patvirtinimų, tuo stipresnis yra palaikymo arba pasipriešinimo zona. Ir būtent pagal tai institucijos ir prekiauja. Mhm. Supratau. Ir gal iš savo patirties šiek tiek galėtum pasidalinti praktikai, kokios dažniausios klaidos būtent naujokų, kada jie bando patys surasti tos order blokus ir juos pasižymėti, kur dažniausiai klysta ir kaip reikėtų teisingai tai padaryti. Internete yra labai daug interpretacijų, kad žymėti order bloką tik tais žvakės kūną be vikų. Leiskim, va čia būtų labai mažas order blokas. Ir čia būtų automatiškai pramušę, čia būtų pramušę ir galima sakyti, kad į šitą order bloką būtume visiškai nekreipę dėmesio. Bet turint omeny, kad tai yra visa žvakė, mes matome, kad tai yra rimtesnė zona ir tas pasipriešinimas iš tikrųjų buvo. Tai pirmoji klaida yra būtent ta interpretacija ir labai daug prekiautojų ir mentorių, skaitant internete, turi savas versijas ir rodo vienaip ar kitaip. Bet iš tikrųjų pasigilinus daugiau, šitas apibrėžimas yra iš tikrųjų stipresnis būtent tai, kad imti visą su viku žvakę. Čia vadalėskim būtų order blokas va šitoje vietoje. Nu, mažas ir čia nebūtų jokio pasipriešinimo, net nebūtų pasiekę. Tai va dabar, kai paėmėm, matome, kad konkrečiai atsimušė tiesiog. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ką dauguma daro su order blokais, stop lossą deda per arti. Turėkit omeny, kad stop lossas turi būti saugioj zonai. Ir toksai pramušimas yra tiesiog likvidumo sugrėbimas. Tai ne visai yra tai, kad rinka tiesiog gaudosi surinkti jūsų stop lossus arba tik profitus, tai yra tiesiog, kad rinka ieško likvidumo, tiesiog jėgos, nuo kurios atsimušti. Ir prašoko, grįžo. Tiesiog galbūt susidarė tuo metu daug pardavimo ir kaina nenorėjo grįžti, nenorėjo eiti toliau, tiesiog netyčia praslydo dėl to, kad per daug buvo prekiautojų, tame tarp ir institucijų, kur surinko šitą variantą. Tai truputį toliau laikykite tą stop lossą, vat kaip čia buvo šičia, swing low, tai bent jau kelis pipsus čia kažkur maždaug turim žemesnį truputį swingą, tai iš tikrųjų aš kaip patyręs ant to, kaip prekiavęs pagal šitą strategiją laikyčiau stop lossą žemiau šito. Tai mano stop lossas būtų čia ir tik profitą aš siekčiau tenai, bet kadangi dabar matome, kad rinka eina žemyn ir čia aš dar nematau, ar eina į viršų ar apačią šito pasipriešinimo, tai šitoje vietoje aš neatsidaryčiau jokio sandorio, bet čia aš būčiau tikrai atsidaręs pending orderį tiesiog ant šitos zonos, kadangi buvo pramušimas iš šitos zonos, pending buy būtų pozicija čia, stop lossas čia, tai aš būčiau susirinkęs visą šitą chaosą, triukšmą ir taip toliau. Mano take profitas turėtų būti viršūnė arba viršūnės pramušimas. Čia vėliau tą truputį labiau aptarsim. Ir tada paskutinis klausimas iš mano pusės apie order blokus. Minėjai, kad galima dėti atidėtus orderius, o pats ar laukia kažkokio tai papildomo patvirtinimo, ar kaip yra su tais sandorių atidarimais? Sakykime, patvirtinimas mano buvo va šita vieta, kada kaina grįžo ir jie atsimušė ir niekur neėjo. Jie pasiekė order bloką, patvirtino vienu sykiu order bloką. Tai aš čia būčiau palikęs, bet dėl grįžimo
galbūt ir nesitikėčiau, bet tiesiog palikęs pending orderį. Būtent tam pending orderis ir yra skirtas, jeigu kaina netyčia sugrįžtų. Čia matome labai stiprų smagų kritimą ir kažkur jį turi eiti. Tai vienas variantas, kad turi atsitrenkti kažką. Turėjom čia vieną orderį bloką, jį pramušė tą, tai laukiam, kol jį nukris į kažką ir tada mes tikimės, kad jį arba apsisuks, arba jis toliau. Dėl to rizikos atveju sandorio dydį nereikia dėti didelį, nes order bloką turi potencialą pramušti, va čia pramušė. Tai tiesiog laikant, tai reiškia 1% arba 0,1% netgi palikus, jūs vis tiek uždirbtumėt kažkokią dalį ir turint tai omeny sandoris pas sandorį ir jūs susirenka daugiau procentų. Geriau prekiauti saugiai, negu eksperimentuoti ir pasižymėti tos plonus mažus order blokus, kurie pramušinėjami belenkaip. Tai tas pats mažas. Čia būtų ištaškę viską, ką įmanoma. Čia, aišku, buvo atsitrenkę ir praėjo iki čia, bet tada reikia žiūrėti, kas vyko šitoje vietoje. Turim grįžimą, recovery ir pagal Fibonacci zoną mes galim matyti, kad čia buvo 50 zona, kaip ten ta auksinė zona. Ir tada ėjo tolyn. Toliau. Prieš judant toliau noriu pasidalinti, pasidžiaugti, kad vienas iš mūsų klientų čia te parašė, kad naudoja irgi tokią pačią prekybos strategiją, tai tikrai džiaugiamės ir galbūt galėsi dar iš savo patirties parašyti, galbūt kažkokią tai pastabą tikrai būtume dėkingi. Ir tada judam toliau truputį pasižiūrėti, kaip atrodo sekantis klausimai ir galbūt su sekančiais pavyzdžiais truputį bus aiškiau. Čia kaip pavyzdį pasiėmiau tą patį grafiką, truputį paskiršiau lygiai tom pačiom dalim, kaip yra šitos stop lossas, kad matytume, kiek kartų galėtumėt uždirbti naudojant vieną dalį stop losso. Tai 1, 2, 3, 4 kartus galėtumėt uždirbti didesnės šitas pajamas, negu rizikavote. Tai risk to reward ratio būtų 1:4 iš tikrųjų. Čia vėliau galėsim tą aptarti, bet iš tikrųjų čia vienas iš geresnių variantų, kaip ir parašyta pending order, ta prasme enter, laikau čia pending order buy, stop lossas žemiau tos zonos, truputį žemiau, kad vaikas nebūtų kažkur nepasiektų per daug ir laukime, kol pasiekia ir einame iki pačios viršūnės. Klausimų šitam grafikai yra ar ne? Ne. Kaip ir viskas aišku, klausimų truputį buvo, bet manau, kad dabar atsakėm, turim santykį 1:4 risk reward. Kaip ir minėjai, tai galima tikėtis iš tikrųjų ir kartais turbūt netgi ir didesnių. Jeigu rinka juda prognozuota kryptimi, gali būti tas rezultatas ir geresnis. Jeigu dėja prognozės nepasitvirtina, nedidelis stop lossas, tai visada yra geriau negu laukti ir melstis, kad kas bus toliau. Tai galim tada judėti jau Augustinai toliau. Gal dar prie šitos pačios skaidrės norėjau dar paminėti tokį. Paprastai prekyboje, ypač paskutiniu metu, risk to reward ratio galima surasti kartais 1:8. Tai yra retas atvejis, pasitaiko 1 ar 3 kartus per savaitę, bet tai yra įmanoma. Kitas dalykas, reikia būti atsargiam ir atsiminti, kad rizikuoti mažesnių procentų, nes 1:8 jūs galite tikrai uždirbti 1/8 dalį procento atsidarot ir turite normalų pelną. Kas toliau? Dabar truputį iškritom, gal toliau. Čia yra būtent kaip kaina kartais bando susilaikyti, kai matome order blokus mažėjančius,
turėkit omeny pasitikrinti, ar bus šiandieną naujienos, ar kažkur yra kažkurioje šalyje gal šventė ir kažkurios rinkos tiesiog neprekiauja. Čia matome, kad stabilizuojasi, darosi mažesnės kaip ir bangos, gaunasi koridorius. Ir iš vienos pusės tai yra rizikinga prekiauti, nes tu nežinai, kurioje vietoje apsisuks. Iš kitos pusės, jiems, kas mėgsta labiau rizikuoti, galima bandyti atsidarinėti tos pačius sandorius, matome order bloką, žinome, kad bus kažkur šventės, suprantamas spredas automatiškai yra išsiplėtęs ir ko mes galime tikėtis, stop lossą čia ir taikytis kažkur į tą pusę, bet mes vėlgi nežinom iki kiek eis, tai mes žiūrim į šitą viršūnę ir pramuša. Bet čia būtų risk to reward ratio 1:0 arba 1:1. Tai toks nelabai apsimoka tai prekiauti. Dažniau prekiauti galima, bet realiai vienas pramušimas ir prarasi pakankamai daug. Netgi su stop lossu, tai dažnai tokių sandorių atsidarai ir per vieną dieną tu ištaškai visą savo sąskaitą. Toliau, bet vėlgi matome pasipriešinimo patvirtinimas, vėl patvirtinimas, kaina truputį krenta, mes tikimės, kad liks šitoj zonai, jeigu pramuš, mes tikimės, kad kaina pradės judėti į vieną kryptį žymiai stipriau ir galima bus atidaryti daug ilgesnį sandorį. Bet saugotis viko, nes vikas tai yra tavo priešas, šiuo atveju tiesiog kaina gali netyčia praslysti, kažką staigiai užsipirko, pardavė ir tas vikas susidarė, tai tiesiog atsargiai. Toliau, čia aptarsim prie grafiko truputį giliau, bet iš tikrųjų šita prekybos sesijų valandos turi mokėti kaip savo, nežinau, kaip maldą. Jeigu prekiaujate ryte, prekiaujate viena rinka, jeigu prekiaujate vakare, jūs prekiaujate kita rinka. Kainos labai pasiskirsto tendencijos pagal prekybos valandas. Tai yra Tokijas prekiauja labiau ienomis ir kas susijęs su Azija ir per tą laiką daugiau būtent azijinės struktūros labiau juda. Ir jos turi savo charakterį, jos turi, turi savo tokius paternus ir jeigu analizuosit kiekvieną sesiją atskirai, matysite, jie labai skirtingai prekiauja. Daleiskim, Londonas turi tendenciją atsidaryti, čia paimu vasarinę ar tai žiemos valandas, reikia turėti omeny, kad tai yra kintamas laikas ir gali arba 9 arba 10 valandą atsidaryti. Ir 1 valandą būna didesnis impulsas, nes atsidaro rinka, atsidaro šitas London Stock Exchange ir atsidaro visi orderiai. Tai iš karto būna kažkoks didelis šuolis ir pagal tą šuolį paskui visą dieną prekiauja arba į priešingą pusę, arba į tą patį. Bet esminis dalykas, kad Londonas prekiauja pagal Aziją. New Yorkas prekiauja pagal Londoną ir Aziją. Ir galėsim apžvelgti truputį vėliau šitą dalyką, bet 1 valandas atsidarimo labai skiriasi negu visa tendencija. Prekybos sesijos labai skiriasi viena nuo kitos, nuo tendencijų apimties ir kaip veikia rinkos charakteris. Daleiskim, Londonas turi tokį, kaip ir mėgsta išpūsti vieną bangą ir vidury kažkur kristi žemyn. Jeigu jis eina netyčiai visą laiką, New Yorkas bando stabilizuoti ir tada truputį atslenka žemyn arba kaip tik nukrenta žemiau negu Azija ir Londonas. Ir tiesiog mėgsta uždengti vieną rinką kitą. Ir kita vertus, šita tendencija yra labai populiari ant Forexo, ant akcijų mažiau,
ant akcijų reikia išlaukti kelias minutės po rinkos atsidarimo, kad orderiai visi atsirastų grafike, tada ir spredas susimažėja ir tada galima lengviau atidaryti ir nebus pre-order šitą pre-market rinkos, tai yra prieš rinkai atsidarant kainų, kur gali būti ir spaikai, gali būti ir šuoliai ir netyčia atsidarysit orderį per visą grafikų spredo ir iš karto nuostolis būtų didesnis. Toliau turim dabar labiau, kaip atrodo prekybos sesijos. Va turim Aziją prekiauja, čia paėmiau euro USD 5 minučių tam, kad geriau matytųsi. Atsidarė Azija, buvo šuolis, tada prekiaujama vienoje vietoje. Per Aziją euro doleris mažiau išmušinėja iš kitų sesijų, nebent tai būtų pirmadienis arba penktadienis, nes tada rinkos užsidarinėja ir automatiškai gauna kažkokį potencialą. Tai vėlgi atskirai pirmadienis, penktadienis yra pavojingiausios prekiauti pagal tuos pačius ICT, Fair Value Gap ir kitus tendencijas, išskyrus tai, kad pirmadienį geriausia prekiauti, kai tikiesi vienkryptės rinkos judėjimo. Bet vėlgi su pirmadieniu ateina New Yorkas, uždarimo rinka ir ten ateina šitas naujienos ir tos naujienos gali pramušti beveik visą savaitės kainų judėjimą. Taip netyčia, galima sakyti. Dabar matome, kad per euro USD Londono prekyba yra aktyvesnė. New Yorkas truputį stabdo, bet Londonas šiuo atveju buvo pramušę Aziją ir mes laukiame arba jis tęsis arba grįž. Šiuo atveju grįžo, tai pas mus orderis turėjo būti, čia būtų order blokas, arba pagal pirmą webinarą, kaip sakėm, yra Fair Value Gap. Ir su šito Fair Value Gap yra, kada priešingas Fair Value Gap jį pramuša, mes skaitome, kad tai yra potencialas grįžimo ir su šituo grįžimu mes galime pasiimti visą rinką beveik pasiekiant Azijos viršūnės. Jo, pamiršau paminėti, kad kiekvienos sesijos viršūnės yra labai svarbios. Vėliau pasižiūrėsime detaliau. Ir viršūnės skaitomos kaip pasipriešinimo lygiai. Daleiskim buvo šičia ir vėlgi order blokas grįžo. Atsimušė ir eina visas žemyn. Šito grafiko yra klausimų kokį nors? Ar... Aš gal norėčiau daugiau apie Fair Value Gap truputį paklausti, bet nežinau, ar tu ten turėsi truputį toliau daugiau informacijos, ar būtų tinkamas šitoj vietoj klausimas, nes toks iškilo, kada kalbėjai, rodai, bet žiūrint ir į grafiką, toks klausimas kyla, kodėl rinka turi tendenciją užpildyti tą dalį Fair Value Gaps ir kokia čia logika? Fair Value Gap iš principo yra, kada kainos ta zona nebuvo ne tai, kad produktyvi, dabar užkrito ir angliškai, lietuviškai. Efficient. Efektyvi? Jo, nebuvo efektyvi, nebuvo išnaudota, nebuvo uždaryti visi sandoriai, ne tai, kad nebuvo uždaryti, bet tiesiog su ta kaina ne visi, iš tikrųjų ne visi sandoriai to dydžio sugebėjo uždaryti, dėl to ta kaina turi tendenciją grįžti tam, kad galėtų uždaryti visus arba atidaryti toj zonai visus orderius ir toliau tęsti judėjimą. Bet, daleiskim, tas pats spaikas, čia buvo tas pramušimas, visa kita, irgi susirinko kažkokią dalį stop loss arba take profitų. Ir šitą zoną mes matome, kad buvo grįžimas, nes kažkas greičiausiai galbūt stop lossus uždėjo, galbūt hedge fundas tikėsi susirinkti į kažkurią pusę judėjimą didesnį ir daugiau užsidėjo. Kaina iš karto šoko. Ir turint omenyje, atkreipkime dėmesį į valandas.
Čia aš tiesiog užuodžiu, kad tai buvo naujienos. Mhm. Nu, Ir kaina. sekantis klausimas jo ar buvo, ar tas value gapas yra vienodai svarbus, tarkim, 5 minučių ar valandos ir kaip tai koreliuoja su naujienom. Taip. Kuo didesnio time frame fair value gap, tuo jis yra rimtesnis. Tuo jis yra svarbesnis. Dėl to, kai analizuojame smart money konceptą, ypač pagal institucinės prekybos modelius, mes pradedam žiūrėti nuo aukščiausios, kiek jums domina time frame, dėl to, kad, leiskim, valandinės time frame'as turi daugiau potencialo rodyti pramušimus ir visus atšokimus, pasipriešinimo lygius ant mažesnių time frame'o. Tuo tarpu dieninis turi didesnį potencialą valandiniam, kas įskaitant ir būtų ir dar žemesniam time frame'ui, bet su dieniniu galima pasižiūrėti vieną kartą per dieną ar per savaitę, pasižymėti zonas, kurioje vietoje turime likvidumą, kur turim pasipriešinimo zonas ir tada nusileisti ant žemesnio time frame'o, tada pasižiūrėti, ką mes turime, ką pasižymėti, kur buvo kažkoks potencialas, pažymėti gal kitom spalvom, kad rimtumą atskirtume ir tada leistis dar žemesnių time frame'ų ir dar žemesnių ir tą pakartoti. Kitą dieną galite ištrinti tenai 5 minučių arba 1 minutės zonas, bet vertėtų pasilikti dieninio arba valandinio time frame'o zonas tam, kad kitą dieną jūs matysite vis tiek tos pasipriešinimus, nes tos zonos yra kaip ir atsparumo taškas, jos mėgsta kainą patikrinti, ar tikrai galima atsimušti ar pramušti ir tiesiog turi potencialą tikrinti. Čia, leiskim, su šituo dar turim klausimą šiaip iš tikrųjų. Iš mano pusės galim judėti toliau. Ačiū tiem, kurie rašot komentarus ir tikrai tai yra viena iš prekybos strategijų. Tai tiesiog iš savo pusės stengiamės parodyti aiškiais pavyzdžiais ir galime, Augustinai, galime judėti toliau. Čia vat kaip ir turėjau menį, vat yra tas zonas. Paėmiau kol kas 5 minučių grafiką. Ir matome buvo viršūnė. Viršūnė galima buvo žymėti kaip order bloką, bet paėmiau kol kas liniją ir matome buvo atsimušimas, pramušė vėl atsimušimas ir po ilgo prekybos grįžta kaina, pramušė šitą apačią, mes turim tendenciją, kad kaina turėtų eiti žemyn, bet tam, kad eiti žemyn, turi būti kažkur kainos grįžimas, ta prasme, recovery. Tai kaina grįžo iki čia, patvirtino vėlgi tą pačią liniją ir mūsų stop lossas jau galėjo būti virš šito viko ir galėjome eiti toliau žemyn. Čia tuo atveju, jeigu mes anksčiau nesidarėm žemyn. Nes swingus, ta prasme, viršūnės apačias, ne tai, kad vienos žvakės, bet turi būti bent 5 žvakių arba mažiausiai 3 žvakių kažkokia struktūra. Čia vadalėskim, kelios žvakės galėjom dėti čia kaip ir zona, bet vikas būtų susigrėbęs, dėl to reikėjo palikti stop lossą aukščiau. Ir kaip matome, žvakės kūnas, arba angliškai body, jis nepramušė tos zonos. Tai čia pas mane būtų potencialas, kad šito vietoj, kada jau kaina grįžta ir matau, kad nebekils, stop lossas čia, atidarau artimiausioj zonai, kiek tik įmanoma šitoje vietoje, nes jau matau, kad yra potencialas žemyn, žemesnės viršūnės pramušamos žemyn ir tas kartojasi, tai čia einam žemyn, pramušė čia būtų vienas take profitas. Čia matome, kad grįžo, atsimušė, vėl atidarau orderį, nes viršūnės jau pradeda leistis. Ir vėl antras būtų take profitas arba šitoje vietoje, arba laukiu, kol kaina grįž ir pramuš sekančią viršūnę. Tai būtų take profitas čia.
Ir čia apie viskas per Londoną. Su New Yorku šiuo atveju buvo truputį kitaip. Matome, ta prasme, jo, kadangi Londonas ir New Yorkas persilenkia savo valandom, tai matome tokius vientisesnius judesius. Čia daugiau triukšmo, o čia tiesiog per abi dvi rinkas. Didesnis pinigų srautas, didesnės tendencijos ir daug didesni judėjimai. Vieni gali prekiauti, eskim, Londoną, kiti New Yorku, pasirinkti ramesnės valandas. Tuo tarpu nuo 9 rinka aprimsta labiau. Ir kartais, kada rinka visą dieną rami, ten nuo 9 iki 12, gali būti labai didelis šuolis, šitoje vietoje nelabai matysis, bet tiesiog, kada rinkos dalyviai stengiasi neišpūsti kainų judėjimo, tada, kai yra prekiautojai ir nori kažką išsigryninti, daleiskim čia, kai būna kokios nors naujienos ir didelės transakcijas turi kažką konvertuoti, taip toliau, tai kaina gali išjudėti labai didelis, labai didelius atstumus. Ir dėl to dauguma prekiautojų, kurie bando už to uždirbti, gali pralošti. Tai dėl to jie kartais pasilieka į vakarą, ten, kada rinkos užsidaro, kada nieks neprekiauja. Ir staigus judėjimas tada įvyksta ir tada kitą dieną beveik iš karto arba per kelias dienas kaina turi tendenciją grįžti. Bet tai nėra pažadas, kad grįš iš karto, ar kažkada galbūt kažkas įvyko rimto ir kaina gali tęstis mėnesius, nors ir kelis. Čia, kaip ir matome, su Fibonacci zonomis pasirinkau būtent tas 50 zoną, kur tas aukso vidurkis. Ir kaip ir matėme, čia buvo tas išėjimas, kodėl pramušė. Jie atsimušė į Fibonacci zoną. Ir tada prasidėjo tendencija žemyn. Vidurinė zona skaitome kaip auksinė, vidurinė linija 50% skaitoma kaip aukso vidurkis ant Fibonacci ir vieni pasirenka ten kažkiek tai daugiau arba mažiau, bet iš tikrųjų galima pasirinkti nuo 61.8 ar iki 38.2 ir šitoj zonai pas jūs yra aukso vidurys. Stoplosas čia, pramušus šitą, pending orderis galėjo būti čia arba atvirkštinis variantas ir galėjote tikėtis ėjimą į kažkurią pusę. Ir toliau žiūrint, padalėskim, čia buvo Azijos zona, Azijos sesija, atsimušė į šitą, buvo swinglow, susidariusi per Aziją ir ėjo toliau žemyn. Būtent dėl ko tos prekybos sesijos yra kaip ir labai vertingos, nes kiekviena prekybos sesija dar mėgsta savo prekybos sesiją. Azija turi vieną, New Yorkas turi kitą ir tie pasipriešinimo lygiai kartais, ne kartais, iš tikrųjų dažnai laikomi ir kitoj dienoj tos pačios rinkos, tos pačios sesijos. Toliau klausimų. Kaip galim judėti po truputį į priekį toliau? Čia va tas pats kaip ir pasipriešinimo zona, orderio blokas, tiesiog ištempiau. Toliau kaip kaina judėjo, vėl grįžo, atsimušė į tą pačią zoną. Tiesiog gaunasi kaip pasipriešinimo lygis. Ir jeigu čia pieštume order bloką, tai pieštume pakankamai didelį, bet iš tikrųjų turint omeny, kad čia dar buvo viena zona, tai va čia pas mus būtų patvirtintas order blokas. Ir ėjimas iki čia mes matome, kad yra pastovus atsimušimas nuo šitos vietos. Kas toliau? Toliau galime pereiti prie MetaTraderio. Čia kaip ir aptariam
pagrindinius dalykus, take orders, rizikos valdymo. Ir trumpam perrenkiu tada į kitą grafiką. Ir prieš perinant prie grafiko, šiek tiek galbūt reikėtų dalyviam priminti ir gal truputį galėtum taip labai trumpai paaiškinti, koks yra tas esminis skirtumas tarp tos klasikinės techninės analizės ir smart money požiūrio, smart money concept požiūrio, kuo skiriasi. Iš tikrųjų, skirtumas tame, kad vienas gali papildyti kitą, nes su order blokais ir techniniu, ta prasme, su smart money konceptas, jisai nėra atskira strategija. Ją galima naudoti ir vieną, bet lygiai taip pat galima naudoti ir bet kurį kitą indikatorių vieną. Bet sudėjus kelius, daleiskim, šiuo atveju kaip ir Fibonacci, mes matome tendenciją, mes turime kažkokį kaip ir pagrindą matyti, kaip rinka juda. Tai lygiai taip pat galima užsidėti ir Ichimoku, galima moving average. Šiuo atveju moving average būtų čia pramušimas, mes matome, gaila, kad neuždėjau iš tikrųjų. Matytume moving average čia persidengia vieną su kitu ir mūsų pasipriešinimas garantuotų, kad čia galima buvo laikytis stop lossą ir galėjome eiti žemyn. Bet vėlgi turėkit omeny, kaina turi tendenciją keistis, tai tas garantuota yra, reikia atsižvelgti į rizikos valdymą. Toliau klausimų. Toliau gal prie grafiko. Tada pasižiūrėkim, kaip realių laikų tai atrodo, visą tai, ką Augustinas sudėliojo, ačiū tau pavyzdžiuose, kaip stengiamės paaiškinti vieną, kaip tai atrodo gražiuose pavyzdžiuose, pabandom pasižiūrėti, kaip tai atrodo realių laikų grafikuose, kaip atrodo tam tikruose instrumentuose, na, ir bus turbūt aiškiau šiek tiek. Jos netrukai. Turim grafiką. Čia užsidėjau savo mėgstamus fair value gap. Ir nusimsiu trumpam grafiką šitas linijas. Čia kaip matome, kur daleiskim šitam grafike mes prieštume order blokus. Pasiėmam vieną šitą, galima būtų brėžti visą kaip order bloką, tai galima sakyti, kada iš order bloko kaina pramuša į kažkurią pusę, yra potencialas, kad kaina judės. Bet kol yra tokiam dideliam order bloke, kaina juda viduj, tai yra kaip vadinamas inside bar trading, tai yra prekyba vienos žvakės viduje. Labiau gal taip tiktų. Galima sakyti kaip koridorius. Tai šitoje vietoje mes kaip ir nelabai ką turim pridėti. Šiuo atveju order bloką aš pasimčiau galvo šičia. Ir ką mes matome, tiesiog yra atmušimas, kaina grįžta. Turim kitą. Dar vienas dalykas order blokų. Kada mes turime vieną šitą pirkimo kainą ir pardavimo kaina buvo prašokusi, apie žvakę, kaip susidaro, galite paskaityti truputį detaliau mūsų straipsniuose. Tai žymimas order blokas nuo tos kainos ir aukštesnės kainos viršaus. Tai yra galbūt teisingesnės ir apibrėžimas. Tai va, turim vieną kaip ir red. Aišku, paėmiau neteisingom pusėm, bet gerai. Ir matome tiesiog kainos juda tarp šitų order blokų. Tai turint omeny, kad buvo didelė tendencija ir paskui grįžimas, mes sudarėm vidaus struktūrą ir galim prekiauti būtent tarp šitų linijų. Tai yra stop lossas čia
arba čia. Ir tikėtis, kad kainos judės į viršų arba į apačią. Grinai kaip swing tradingas ir kaina grįžo, atšoko, pending orderis arba čia, arba šitoje vietoje, kaip jums labiau, nes čia susidarė mini viršūnė, tai bet stop lossas turi visada būti už šitų order blokų. Ir galima buvo tiesiog susirinkti. Grįžo į order bloką, galima užsidaryti. Jis net neprivalo pramušti, jis tiesiog turi pasiekti. Tada tikimės, kad tai žemyn nepraėjo, kadangi stop lossas buvo čia. Mūsų kaina neužsidarė, vėl grįžo. Čia buvo susidariusi viršūnė, tai galima buvo pasižymėti kaip ir order bloką. Ir galima buvo daryti kur šitoje vietoje, arba kai pramušė atgal. Iš tikrųjų, dabar kaip rinka ir užsidarinėja, būt ir pasižymėsiu, nes šitoje vietoje aš laikyčiau labiau šitą zoną ir šitą zoną kaip pasipriešinimo linija ir aš tikiuosi jau kažkur judėjimo kainos už šitos visos zonos. Ir turėkite omeny, kad rinka užsidaro, tai jeigu bus judėjimas, jisai bus didesnis, jeigu nebus, kaina gali tiesiog kažkur su mažu triukšmu judėti į vieną pusę ir gali ir nieko nebūti. Dėl to sesijas būtina pasižiūrėti kiekvieną kartą atskirai, su kuria sesija prekiauja, daleiskim buvo 10 atsidarė, nieko kažkurį laiką nebuvo, čia kažkas įvyko ir kaina staigiai pradėjo eiti žemyn. Buvo potencialas, tada kažkas dar bandė gal sulaikyti ir buvo šuolis. Dabar dėl šitų, taip, prisiminti, kur pas mane. Sesijos gaila pamečiau laikinai. Kas yra svarbu pasižymėti sesijos viršūnę ir apačią. Leis man šitą pakeisti ar ne? Neleido. Gerai, darom taip. Turim vieną. Ir turim kitą. Mes matome grįžimą į tą pačią Azijos rinką. Ir tada ėjimai į vieną pusę, tai pagal šitą potencialą, tai kad buvo iš Azijos pramušimas ir stiprus, mes tikimės arba grįžimo, arba tęsimosi, bet Azijos zona yra esminė pagal tolesnę rinką, dėl to, kad jie turi pasiekti bent jau šitą lygį, tam, kad eiti toliau. Jeigu jie išėjo labai toli kažkur į vieną pusę, jie turi grįžti bent jau patvirtinti prieš tai buvusią sesiją. Čia pakankamai toli, daleiskim paimam 15 minučių ir pažiūrėsim, ką turim. Tas pats buvo čia Azijos viršūnė. Ji nepasiekė atgal, bet beveik pasiekė iš tikrųjų. Atsimušė ir eina į viršų. Nežinau, kas iš tikrųjų čia vyko, man atrodo, penktadienis greičiausiai. Kas toliau su fair value gap, kaip ir minėjau, yra tendencija, kad atsimuša grįžta, jeigu kaina atsimušė, bet negrįžo, ta prasme, turime tikėtis, kad tais žemyn, tai stop lossas turėjo būti šitoje vietoje arba ties viršūnė.
viso judėjimo iš tikrųjų. Ir tikimės, kad grįž, va čia daleiskim grįžo į order bloką. Ir čia pas mus buvo tik profitas arba laukiame, kol didesnis pramušimas, stop lossas čia, tik profitas čia. Nu, ta prasme, žemiau šito svingo. Kitas dalykas, dėl ko kaina turi tendenciją grįžti, galbūt su auksu geriau motyvuoja, kas čia buvo. Su auksu buvo čia vieną dieną, kuri diena buvo, tada kai auksas krito per vieną dieną. Didelis. Gal truputį didesnė time frame grafiką pasiimk, kad truputį aiškiau būtų tada matyti. Va, turėjom zoną. Ir dabar man nerodys visų čia fair value gap, bet kaip ir mes buvom stebėję šitą rinką, buvo šitoj zonai fair value gap, buvo šitoj, buvo čia daug. Dar vienas dalykas, kada yra daug tokių fair value gap, mes galime traktuoti kaip vieną vientisą. Buvo čia ir čia ir čia ir kaina kyla. Ir ties čia mes pradėjom žiūrėti, kas vyksta. Per daug visko neuždengta ir kaina iškilo, mes žiūrime grafiką ir fair value gap jisai rodo zonas, kurios neužpildytos, kurios turės kažkada užpildyti, bet iš tikrųjų nesako tas indikatorius, nesako, kada, ta prasme, nėra parašyta, kada turėtų užpildyti, bet po to paties polio ties čia galima buvo atsidaryti pardavimą. Čia kai kaina buvo kritimas per vieną dieną, netgi per vieną valandą iš tikrųjų. Užpildė visus, čia buvo daug iš tikrųjų fair value gap į viršų. Tai čia buvo galima viską susirinkti ir tada, kai kaina grįžo, vėl atidaryti stop loss arba čia, pending orderį arba fair value gap apačioj arba ties viduriu, kaip daug kas mėgsta. Ir atidaryti sandorį tam, kad jis užpildytų visą šitą judėjimą, visas fair value gap, skaitant ir spike šitas ir atidarimo savaitės kainą ir pramušė ir mes matome, kad buvo viskas užpildyta iki galo ir vėl matome, kad fair value gap čia susidarė, čia nepilnai užpildytas, kas gali grįžti, bet šitą zoną man, daleiskim, traktuoja, kad kaina turi grįžti. Nežinau kada, nežinau kaip, bet yra potencialas. Toliau matome, vėl buvo fair value gap žemyn, vėl užpildė, buvo swing low, high. Ir dabar dėl ko šitą kainą išėjo už šito swing high, ta prasme šitos viršūnės. Nes šitoj zonai ant mažesnio time frame buvo susidarę fair value gap, tai yra liquidity, tai yra neišnaudota kainos zona. Ir į šitą zoną dėl to kaina turi grįžti ir jį vadinama liquidity, vienas iš liquidity variantų, tam, kad susirinkti šitą vietą, tam, kad judėti į priešingą pusę. Tai mes tikimės, kad bus judėjimas žemyn, neatidarinėkit sandorio dabar. Ir jo, iš tikrųjų, kada darom prezentacijas su gyvais grafikais, viena taisyklė, neatidarinėkit sandorių prezentacijos metu. Ir čia nejuokauju. Ir kitas dalykas, kaip ir matome, buvo šitie čia susidaręs fair value gap ir šitą zoną buvo grįžimas. Tiesiog šitoj vietoj pas mus nebuvo pilnai kaina išnaudota, stop lossai arba tik profitai buvo galbūt čia kažkur pasilikę. Kaina grįžo, susirinko visus stop lossus, tik profitus, tų pačių hedge fundų, tų pačių, kur high frequency trading prekiautojai pasilieka ir turim naują viršūnę. Stop lossas čia. Buvo swing low, buvo dar swing low,
turim dar žemesnę ir galima buvo pending orderį daryti su žemesnė, prasme, aukštesnė viršūnė tam, kad tikėtis kažkurios tendencijos, kad pramušti šitą vietą arba bent jau pasiekti šitą fair value gap. Ir vėlgi dar vienas dalykas, dėl ko kartais, kai turim didesnę čia neužpildytą zoną, kaina toliau juda į vieną pusę ir neužpildo iš karto. Ji nėra įpareigota užpildyti iš karto, ji, daleiskim, čia pasiekė, yra didelis judėjimas žemyn. Šitą zoną jį pasiliko vėlesniam laikui. Ir tolesnius fair value gap jisai užpildo. Čia užpildė, čia užpildė, čia užpildė, toliau pramušė. Šitoje vietoje pas mus nauja viršūnė. Čia turim kylantį fair value gap, stop lossas čia arba čia. Take profit, šitas pending orderis į buy poziciją čia. Tikimės įėjimo viršūnę ir turim dabar šitą zoną kaip fair value gap. Mes tikimės, kad pasieks šitą zoną. Mes nesitikime, kad ją pramuš. Gali pramušti, gali nepramušti, bet prekiaukim saugiai. Vėl grįžo šitą užpildę zoną. Mūsų stop lossas buvo čia arba čia. Ir dabar grįžo vėl, pasiekė, susirinkom ir turim profitą. Jeigu rinktume mes žemesniam time frame'ais, mes galėjome išnaudoti visą šitą judėjimą, daleiskim pasilikti nors ir vieną orderį ant valandinio ir tada atsidaryti mažesnių orderių su mažesniu time frame'u arba to paties dydžio, pasiskirstykit pagal rizikos vertinimą, kaip jums labiau tinka. Ir prekiauti tada mažesnių time frame'ų, paliekant tą vieną orderį su didesniu time frame'u. Vienas eina tenai ir tada prekiaujate čia ir turite vis tiek kurį orderį su profitu, jeigu kažkurie daug nepasiseks. Bet turint omeny, kad jau pasižymėję zonas šitoj vietoj, grąžinsiu spalvą, nes truputį per daug. Turim šitoj vietoj zoną, pasilikiant ant valandinio. Pasiemam 15 minučių. Ir su šitom galima buvo vėlgi prekiauti. Matome swing low, matome pramušimo swing high, fair value gap susidaręs. Pas mus čia buvo pending orderis buy, ėjimas į viršūnę. Kada praėjo čia, swing nusidaręs fair value gap ir eina į viršų, pas mus stop lossas automatiškai turi pasislinkti iki šitos vietos, tai būtume susirinkę tada nuo šitos iki bent jau šitos, arba kada susidarė fair value gap einantis žemyn ir patvirtinimas ėjimo žemyn ir pramušimas į viršų, į apačią, tai ties šitą būtų susirinkę kiek čia 36 taškus. Ir ką toliau matome? Mes matome didelį šuolį žemyn, buvo didelį šuolį fair value gap neužpildytas. Pagal normalią struktūrą galima buvo žymėtis kaip čia swing low, bet turėkite omeny, kad tai buvo kelios žvakės. Mes negalime laikyti kaip swing low, mes galime skaityti, kad tai buvo tiesiog grįžimas, kad pasiekti šitą fair value gap. Tai galima labai rizikuojant šituo atveju, bet su mažiausiu orderiu, kiek tik įmanoma, stop lossas, atidaryti sell, tikėtis, kad pasieks šitą viršūnę ir eis žemyn. Kitu atveju, kai rinka mėgsta grįžti, stop lossas čia, atsidarai į priešingą pusę tam, kad užpildytų šitą visą fair value gap, bet tai labiau tinka ant tam tikrų valiutų, kada būtent stock exchanges daro didelį pardavimą kažkokių instrumentų ir pirkimą, tai kaina kartais grįžta, bet ne visada.
Kas toliau, ar yra kokių nors klausimų? Truputį žiūrint į grafiką, norėjau paklausti, iš tikrųjų, kaip kalbėjai apie liquidity grabą ir taip tokia mintis atėjo, kad kaip reikėtų atskirti tą liquidity grabą nuo paprasčiausio breakouto. Breakoutas prekyboje dažniausiai laikomas, kada pramuša su pilna žvake. Tai yra ne vikas, bet pilna žvakė. Nes šitas spaikas arba tiesiog tas vikas, tai yra tiesiog dažniausiai traktuojamas kaip liquidity grab arba užpildymas zonų. Bet tai nėra pačios kainos judėjimas ant didesnių time frame, ant minutinio, tai būtų pilna žvakė, bet vėlgi minutinio mes matytume čia daugiau viso veiksmo ir galėtume matyti didesnį vaizdą, kas vyko ir ar verta rizikuoti ar ne. Toliau dėl... Na, kad ir šitoje zonoje aš galiu spėti, kad čia buvo kažkur susidarę arba kažkas, iš tikrųjų net nespėčiau, bet vadaleiskim su order bloku, kas šiuo atveju yra gerai. Mes turime order bloką. Ir mes turime patvirtinimą pirmą, turime antrą ir trečią. Mes galime traktuoti, kad šitas pasipriešinimo zona yra rimta ir jeigu kaina grįž šitoje vietoje, mes galime tikėtis, kad bent jau atsimuš nuo šitos zonos. Ne viršaus, ne pačios, kaina spręs kiek. Bet realiai tuo atveju mes turim pakankamai didelį potencialą, kad yra viena iš zonų. Toliau klausimų. Tokį gal komentarą matau, bet iš tikrųjų norėčiau irgi apeliuoti apie prekybos strategiją. Tai yra labai daug įvairių prekybos strategijų ir iš kiekvienos tos strategijos priklausomai nuo turimų žinių, nuo patirties ir domėjimuose, mes galime pasimti kažkokią tai nedidelę dalelę, kurią galime pritaikyti ir savo strategijai. Tai, sakant, nėra tos auksinės strategijos, nėra auksinio gralio, bet tam tikra visuma, kuri veikia jums, turbūt yra geriausia jūsų strategija ir tikrai stengiamės paaiškinti suprantamai, kaip tai veikia ir kas tai yra, o kaip jūs tai pritaikysit ar naudosit, tai yra kiekvieno mūsų asmeninis pasirinkimas. Iš tikrųjų, norėčiau, Augustina, dar tavęs paklausti, jeigu taip apskritai šiek tiek gal ar yra pasitaikę, kad būtent šita Smart Money Concept strategija, jinai kažkaip nepasiteisino arba blogai suveikė, kažkas, ne taip buvo, atrodo, viskas padaryti teisingai, bet suveikė ne taip, kaip buvo prognozuota. Su order blokais aš nelabai iš tikrųjų prekiauju, su jie galima daugiau spėlioti, kaip kas interpretuoja, bet iš tikrųjų, daleiskim, šitas order blokas, kur nupiešiau, jis nėra pagal tą pačią taisyklę, kaip sakiau, kad tą pačią viršūnę, bet dabar, kadangi, paėmiau susidariusią šitą zoną, dėl ko? O to, kad tai yra susidarė tiesiog daugiau kainos atsimušimų nuo šitos vietos ir turim viršūnę. Tai yra potencialas, kad nuo šitos vietos kažkur kažkas praeis. Dėl ko šita? Dėl to, kad tai yra aukščiausia kaina šito viso judėjimo. Tai kaina arba pasieks šitą, arba ją pramuš, kada grįžinės. Ir aš iš savo patirties ir daugiausiai esu uždirbęs būtent prekiaujant su Fair Value Gap. Ir būtent su order blokais mažiau, bet Fibonacci's šiuo atveju mano geriausias draugas. Dar labai gerai, kad prisiminiau, vis užmirštu. Su Fibonacci yra toks niuansas, yra žmonės, kurie prekiauja pagal Fibonacci vidų, bet yra kitas potencialas, kada imi
viršūnę kažkurią artimiausią ir turite prieš tai buvusios struktūros viršūnę. Ir šita zona yra pasiekiama dažniausiai. Šiaip dažniausiai 261, bet išlaukiant 423, tai yra pakankamai dažna struktūra, kad ją užpildo. Ir būtent tas spaikas, kaip matote, paėmėm prieš pramušimą esantį viršūnę, paėmėm šitą viršūnę ir matome, kad buvo pilnai užpildyta šita zona. Dabar gali grįžti į kurią nori pusę, man visiškai nesvarbu, aš matau, kad aš galėjau uždirbti vieną prie 4R risk to reward ratio arba išnaudoti šitą struktūrą. Ir dar vienas dalykas, kada pasiekė šitą procentą, tai kaip ir potencialas, kad pas mus yra čia swing low. Ir dėl to galima buvo atidaryti kainą, kada pradeda grįžti. Matome, buvo tik tai svikas, nepasibodė. Vadinasi, Fibonacci buvom nupiešę taisyklingai ir mes tikimės įėjimo judėti šitoj pusėje, į šitą pusę, bent jau iki šitos zonos. Tai tie, kas mėgsta rizikingiau prekiauti, šitas Fibonacci paišymas yra daug pelningesnis ant šito dalyko, bet jisai daug rizikingesnis, reikia mokėti ir mokėti skaičiuoti savo rizikas, savo orderį dydį ir jeigu turite kažkokį indikatorių arba greitą skaičiuotuvą, kur galite paskaičiuoti pagal savo balansą, kiek galite atidaryti orderį, kad nerizikuotumėt per daug. Kita vertus, jeigu ten pasižiūrėtumėt, čia buvo šitoj vietoj viršūnė, nedidelė, bet pramušimas, čia grįžimas, pas mane būtų orderio atidarimas ties šitas susidaręs fair value gap, tai aš kažkur čia būčiau padaręs pending orderį ir pardavimo būtent su stop lossu šitoj vietoj. Tai nuo čia iki čia būtų realiai išpildytas 1:8 ar daugiau risk to reward ratio. Ir kalbant apie šitą Fibonacci paišymą, būtent šitų lygių, yra labai mažai pasaulyje, kas šitą buvo naudojęs ir dar mažiau kas šneka. Tai yra rizikinga, tai yra pakankamai galbūt nepastebėtas labiau dalykas ir šitą vieną būtent paišymą būtent ir buvau suradęs aš. Ir ką turim čia? 4. Šitą vietoj. Šitą vietą dar nepasiekė, bet yra potencialas, kad grįž, jeigu auksas pasikeis. Ir šitas būtent braižymas padeda uždirbti. Turime kritimą, turime atsimušimą, buvo pramušimas, galima buvo atidaryti sandorį ties čia arba šitoj zonai. Kuo žemiau atsidarote, žemiau 50%, taikomas iki čia arba iki 100. Kaip ir minėjau, 261 yra dažniausiai pasiekiamas. Tas 400 yra tiems, kas mėgsta, kas gali išlaikyti iš tikrųjų ilgiau, nes pasiekti šitą vietą užtrunka kartais. Bet ją pasiekia. Ne visada iš tikrųjų, dėl to riziką valdyti verta išmokti, bet yra pakankamai potencialu. Ir, daleiskim, čia ant aukso paėmiau. Čia turim, kad ir Forexą. Turim piešimą, turim viršūnę. Užsipiešk normaliai. Turim pramušimą. Turim čia potencialas. Čia turim tokią visiškai nedidelę, bet galima piešti ir nuo šito.
Azijos šitas rinkos užsidarimas iš karto pramušė. Sekantį žiūrim, turim rimtesnę viršūnę, einame, turim 261. Su Forexu dar vienas dalykas, labai retai, nebent valstybės politika pasikeičia, kaina juda tarp savo nusiprieštų rėžių. Dėl to tikėtis, kad išmuš ant didesnio svingo kaina į viršų arba į apačią, čia aš kažkada irgi buvau daręs klaidą, maža tikimybė. Tai leiskim, va čia buvo, paėmėm mušimas, čia sunku iš tikrųjų būtų nupiešti. Turim vieną viršūnę, atvirkščiai piešiu. Turim šitą, turim zoną. Vienas viršūnė ir kita turi būti. Galima piešti pagal šitą, bet realiai tada, turim 261. Tai vėlgi, kai piešite, pagal tai jums Fibonacci gali padėti prekiauti. Daleiskim, turim prieš tai buvusią kainą, tai galima žiūrėti pagal prieš tai buvusią. Nagi. Gal Augustinai bandai tvarkytis, aš tiesiog noriu atliepti į vieną iš komentarų, kur prašo mūsų pateikti karštų patarimų, o ne analizuoti istorinius duomenis ir rodyti, kas buvo. Tai istorinė duomenų analizė yra labai svarbi prekiautojo dalis kelionės, kada yra kuriama savo prekybos strategija, nes kuo mes būsim matę daugiau pavyzdžių, kuo mes būsim daugiau išanalizavę pavyzdžių ir istorijos, tuo mes būsim tvirtesni dabartiniu laiku, priimdami prekybos sprendimą, naudojant savo prekybos strategiją. Tai mes neduodam karštų patarimų, kad dabar perkam ar dabar parduodam, bet stengiamės paaiškinti ir parodyti tuos elementus, kuriuos galima surasti ir naudoti, ir kaip jau pritaikysit patys, tai jau ir rezultatas priklausys tik tai jų. Ačiū, Augustinai. Ir čia labai trumpai nupiešiau tos zonas, daleiskim, turim tarp 100 ir 161. Ir jisai turi savo koridorių, jisai juda tenai. Kitas dalykas, kada yra change of character zona, kaip čia, daleiskim, galima buvo laikyti kaip šitą arba šitą, tai yra susidaręs pasipriešinimo lygis. Dėl to šitą zoną, kaip ir Fibonacci's patvirtina, kad tai gali būti susidaręs ateityje lygis. Nebūtinai šiandieną, nebūtinai kažkada artimiausiu metu, bet galima pasižymėti, kad jeigu kaina apsisuks į šitą pusę, mes tikimės, kad pasieks šitą lygį ir tada arba judės viršų arba apačią, bet čia bus pasipriešinimas. Ir leiskim, turim, čia grubiai paėmu, čia vienas iš mano pažįstamų prekiautojų pasiema svinglau, pasižymi zoną irgi, turi savo pasipriešinimą, turi tą ir pasidaro savo kaip ir pasipriešinimo zonas ir taip toliau. Ir kaip ir minėjau, neatidarinėkit sandorius gyvoj transliacijoje pagal tai, kaip mes rodome, nes tai yra šiuo atveju spekulacija, tai yra aptarimas, tai nėra rekomendacija ir tai yra tiesiog galimybė. Tam, kad galėtume įvertinti, galėsit paskui po webinaro pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip kaina dėja pagal, tai kaip dabar rodome nuotraukas ir tai išsipildė ar ne. Nes dabar mes padarėm realią analizę ir ko galima tikėtis. Okay. Tai prieš užbaigiant, iš tikrųjų turiu dar keletą tau klausimų ir tiesiog vieną tokį platesnį klausimą, turbūt iš tokios platesnės perspektyvos, kad jeigu reikėtų dabar sujungti order blokus
fair value, uh, Fair fair value gap. value gaps ir liquidity į vieną modelį, kokia būtų veiksmų seka, ką reikėtų padaryti, kaip tai reikėtų grafikė susižymėti. Order Mm, blocks, fair value gaps ir liquidity zones. Jeigu naudosite visus tris, tai yra įmanoma, bet tada reikėtų susidaryti skirtingom spalvom. Vienas ryškesnės, kitos tamsesnės. Bet iš tikrųjų mano prekybai, kaip aš prekiauju, tai aš naudoju būtent Fibonacci, Change of Character ir Fair Value Gap, nes man tiesiog tai yra potencialesnis variantas. Daleiskim buvo šitas pramušimas. Čia turim Fair Value Gap. Čia buvo kaip ir susidaręs koridorius ir zona. Mes atsidarę šitą taip pending orderį šitoj zonai, vėl Fair Value Gap. Aš jau stop lossą atsidaręs čia ir laikausi savo tendencijos su pasiskirstimo ant Fibonacci, daleiskim, šiuo atveju galima ir sumažinti, turint omeny iš tos zonos, kur susidarėte Fair Value Gap ir kaip taikotės, daleiskim, čia būtų tikrasis IC Smart Money koncepto Fibonacci's pagal šitą svingą, nes čia buvo zona, čia buvo koridorius, čia buvo triukšmas, čia galima skaityti neįdomu, kas buvo, bet buvo pramušimas. Išmušimo pirmas svingas yra tavo viena iš Fibonacci viršūnių. Ir pagal būtent šitą modelį būtų suaręstas. Tai realiai tada, kai yra pramušimas, Fibonacci's yra labai svarbus. Galima naudoti rinkos struktūrą kaip Change of Character, bet jeigu yra mažas pramušimas atgal, tai gali būti apgaulingas. Daleiskim, čia buvo kažkoks judėjimas, kad ir čia. Čia tiesiog yra triukšmas, galima sakyti. Tai Fibonacci's yra pakankamai svarbus. Dėl Fair Value Gap galima naudoti, vieni iš tikrųjų internete populiariai rekomenduoja naudoti vieną arba kitą, tai yra, kur yra order block sekėjai ir visiškai ignoruoja Fair Value Gap, yra, kurie naudoja Fair Value Gap ir visiškai ignoruoja order blokus, yra, kurie prekiauja ir tuos, ir tais, ir dar yra, kurie užsideda visus įmanomus indikatorius ir nebežino, kur yra kaina, bet mato pagal indikatorius, kaip prekiauti. Tai paskutinio varianto nedarykit, nes kaina matyti yra labai svarbu. Na ir turbūt gal yra dar kažkas. Jo, gal tu galėtum pakomentuoti iš tikrųjų, kaip atrodytų tas idealus Smart Money Concept setupas tavo akimis, kaip tu analizuoji grafiką ir kaip tu matai tuos idealius variantus. Na ir turbūt paskutinis jau klausimas iš mano pusės būtų, kuris tau elementas tampa svarbiausiu, kada jau tu priemi sprendimą. Svarbiausias priimti sprendimą yra, ar kaina matau, kad juda, ar yra naujienos kažkokios, ar yra kažkur atostogos, tom dienom aš realiai neprekiauju. Jeigu yra rami diena, yra kažkoks judėjimas, aš galiu prekiauti ir negalvoti apie kažkur kokį šuolį ir taip toliau. Ir auksas yra pakankamai populiarus dabar su Euro USD belinkas vyksta, bet yra viršūnės, yra tas. Tai gerai, daleiskim pabandom. Mano mėgstamiausias yra 5 minučių arba 1 minutės. Restartinam truputį. Galėčiau tiesiog šauti kažkur į praeitį iš tikrųjų ir pabandyti. Bet neatsiminsiu dabar. Daleiskim, kažkur yra kažkas. Turim rytas. Pasirenkam zonas. Turim Aziją, sudarę viršūnę šitoj vietoj. Turim apačią čia.
Jeigu man pavyktų tiesiai nupiešti ant monitoriaus, tai gerai. Su New York, su Londonu, kaip ir minėjau, jie mėgsta pramušti Azijos rinką. Tai po pramušimo, šiaip dar pagal ICT, ten kas žino šitą metodą, tai žino, vadinamas Silver Bullet, yra pramušimas ir grįžimas pas jų, tada yra potencialas, kad ieškome per value gap, kažkur susidarusią. Dabar nesurasiu greitai ant minutės šitos vietos ir mes tikimės, kad šitoje vietoje yra kažkur viršūnė, stop lossas yra čia. Čia buvo susidaręs, matau, fair value gap, atsidarau sandorį į šitą pusę. Ir tada kritimas, pas mane pirmas taikinys yra šita zona. Turi pramušti Aziją. Tai čia būtų tik profitas. Sekantis taikinys, dėl ko ant MT5, kas yra gerai, galima uždaryti dalį orderio. Ir sekantis taikinys pramušti prieš tai buvusią rinką pramušį. Dėl ko uždarom dalį orderio? Dėl to, kad jeigu kaina netyčia apsisuktų, nes gali būti, kad pramušė vieną, pramušė kitą ir tada apsisuka ir eina į kažkurią pusę, kur mums visiškai nelabai patinka. Tai galima tiesiog prarasti viso dienos uždarbį, bet su dalį orderio uždarimo jūs išsaugote kažkurią dalį ir netgi jeigu apsisuks, jūs tiek turėsite dalį išsaugoję pelną. Paprastai uždaryti rekomenduojama 50 arba 70% atidaryto sandorio. Jeigu atidarote 2 lotus, uždaroma vieną ir vieną lotą paliekame toliau plaukti. Tai per visą šitą galima buvo uždirbti 1,5 karto. Arba tie, kas nori labiau rizikuoti, galima buvo uždirbti nors toliau su 2 lotais iki čia. Ir kalbant apie apimčių nereikėtų minėti. Būtų saugiau šiek tiek. Na, ja, nes čia iliustracinio pobūdžio lotai tam, kad suprasti, kad galima būtų uždaryti pusę pozicijos. Ačiū. Teisingai. Nes labai priklauso nuo jūsų balanso ir kiek jūs norite rizikuoti ir atiminkit, kad maržą palikti laisvą yra privaloma. Nebus maržos, nebus sandorio, bus uždaromas orderis sistemos automatiškai. Ir kalbant apie stop losso judėjimą, turim ėjimą žemyn. Kaip ir mano mentorius kalbėjo, stop lossas turi slinkti ne su kiekvienos naujos viršūnės, bet su antros. Tai buvo čia viršūnė, toliau einam čia. Šitą kol kas neignoruojam, šičia praėjo. Kada kaina pasiekia čia, pas mane stop lossas yra čia. Čia būtų užsidarę, jeigu nebūtų pramušę čia. Ir su Silver Bullet yra, daleiskim, tas New Yorko atidarimo 1 valanda ir Londono, Londono atidarimo 1 valandą sumaišiau. Londono atidarimo 1 valandą ir New Yorko atidarimo. Tai yra kažkur tai tarp 5 ir 6 arba tarp 4 ir 5 priklausomai arba vasara arba žiema. Ir su Silver Bullet yra svarbu tai, kad žymėtis kiekvieną viršūnę kaip order bloką, ta prasme swing high low, sekančią ir tada mes ieškome, kada yra pramušimas, daleiskim, pramušė, grįžo čia, toliau neėjo, mes laukiame šitoje vietoje fair value gap arba čia, atsidarė sandorį, stop lossas automatiškai čia ir tikimės, kad eis į viršų. Bet čia pagal Silver Bullet ir ten yra daug niuansų, daug interpretacijų irgi. Lygiai šiol bandau suprogramuoti robotą, kuris pagal tai veiktų, bet kol kas nerandu nei programuotojo, nei pats sugebu, kad ištestuoti šitą versiją pilnai.
bet tas kartojasi, daleiskim, va, turim sudariusią viršūnę, galima sakyti, kaip ir Azijoje. Azijos viršūnė yra pačia, buvo pramušimas, tada renkamės prieš tai būsią viršūnę ir pramušę viršūnę, ieškome per value gap, čia kaip ir buvo užpildytas, bet kadangi tai yra kaip ir patvirtinimas, tai pending orderis by čia, stop lossas automatiškai grįžta iki čia. Stop lossas čia, šiuo atveju, rizikingesnis variantas, bet tikimės, kad eis į viršų. Paskui galbūt ir žiūrėsim, galbūt ir kažkada aptarsim ir Silver Bullet daugiau strategiją, bet čia dar pagalvosim iš tikrųjų, ar yra įdomu ar ne, rašykite į chatą. Manau, kad jau paprašysim susisiekti, nes truputį šiandien Jo, taip ilgai išsiplėtė mūsų šitas pristatymas. Manau, kad galim tada užbaigti ir šitą seminarą internetu vaizdo įrašas tikrai bus prieinamas Admirals Lietuva YouTube kanale. Ir nepamirškite rašyti savo klientų aptarnavimo vadybininkai su visais klausimais, kas susijęs su webinaru ar kažkada reikia, ypač jeigu negalite kalbėti telefonu, nes tikrai stengiamės dėl jūsų, tikrai bandome padėti ir esam draugai. Turbūt tiek gal. Taip, jeigu kils klausimų, visada su mumis galite susisiekti. Mes turime biurą Vilniuje. Galite mums kreiptis elektroniniu paštu, telefonu ir nepamirškite sekti mus socialiniuose tinkluose. Ačiū Jums, kurie dalyvavote. Sėkmingos priekybos ir gero trendo. Ačiū tau, Augustinai, už tikrai įdomų šio vakaro pristatymą. Ir nepamirškite įvertinti mus Trustpilot'e. Jeigu mes tikrai vertiname jūsų atsiliepimus ir tikimės, kad bus geri atsiliepimai, bet būkim sąžiningi. Ir palikime gerus atsiliepimus. Ačiū tau, Augustinai, ir gerą vakarą. Iki. Dėkoju, iki.